Tai laba diena, sveikinu atvykus į mūsų Safaro projekto filmavimą, vieną iš filmavimų. Turėsim šiandien tokią temą, pagvildensim su Vilniaus priešgaisrinės gelbėjimo valdybos civilinės saugos skyriaus vyriausioje specialistė Danutė Pučkytė ir aš būsiu Ugniagesių gelbėtojų mokyklos mokymo skyriaus viršininkas Paulius Rinkevičius. Labą dieną. Labą dieną. Tai vienu žodžiu, gvildensim mūsų tokią šiai dienai labai aktualią temą, tai sakykime, visos inovacijos ir viena iš jų yra mūsų VR akiniai. Kadangi Danutė prieš tai susipažino su mūsų keliais iš darytų scenarijų turiniu, norėčiau paklausti, kaip jūs, Danutė, galvojate, ar vis dėlto tie VR akiniai yra reikalingas dalykas aplamai mokymuose, todėl kad jūs esat labai susijusi su mokymais ir jų labai daug vedat. Ir kaip galvojate, ar tokį turinį būtų galima perkelti į tokius akinius ir ar jie pasinaudotų mum ir jie būtų naudingi mūsų ateityje, kalbant apie įvairaus amžiaus, sakykime, cenzą, nuo mažų vaikų iki pilnamečių ir nuo pilnamečių iki vyresnio amžiaus žmonių. Tai klausimas sudėtinis ir, sakyčiau, gan nelengvas, kad atsakyti jį turbūt reikėtų keletą aspektų pavartoti ir panagrinėti, nes per savo gyvenimo laikotarpį, kiek teko dirbti vykdant, pavyzdžiui, civilinės saugos mokymus įvairiausiams klausytojų grupėms, pradedant ir darželio auklėtiniais, ir mokyklų moksleiviams, ir saugusiems asmenims, tie, kurie turi tas vadinamas civilinės saugos prievolės, kurie rengia ekstremalių situacijų valdymo planus ir visa kita. Ir kaip jiems tą darbą organizuoti savo kolektyvuose, tai reikėtų paminėti, kad tos mokymo formos labai keičiasi, o keičiasi ir visas pasaulis. Keičiasi tai, kad keičiasi technologijos, keičiasi poreikis, keičiasi grėsmės, kokios yra mūsų šalyje. Ir kad įsisavinti vienokią ar kitokią, sakykime, medžiagą, susipažinti su vienokios ar kitos temos, nagrinėjamos temos subtilumais, tai tas, sakykime, virtualių akinių panaudojimas tikrai yra geras dalykas. Pirmiausia, tai, kad mes galime dirbti tam tikrų laikų, arba neatsižvelginti tam tikrą laiką, arba tam tikroje vietoje. Jeigu mokymui man reikia pasikartoti medžiagą, aš galiu pažiūrėti dar kartą pasinaudoti technologijomis ir lengvai įsisavinti tai, kas yra duodama. Ir šiandieninėme pasaulyje, kada tos mūsų informacinės technologijos labai užvaldė yra mūsų gyvenimą, tai yra neatskiriama dalis. Ir aš manau, kad tiek pradedant vaikais, kuriems tikrai yra labai įdomu matyti kažkokius žaismingus, jautrius kažkokius tai vaizdelius apie, sakykime, apie tą pačią gamtą, apie tą, kaip elgtis buityje, tai tikrai vaikai daug greičiau įsisąmonina, bet yra kitas dalykas. Jeigu tu matei ir žiūrėjai ir kažkiek tai, sakykime, susidūrisi gyvenime, visgi reikalingas dar ir praktinis dalykas. Nes yra viena, ką aš matau teorijoje ir galbūt tos teorinės mintis, jeigu atsitiktų kažkoks tai nelaimingas įvykis, ekstremali situacija, aš galėčiau pasinaudoti praktikoje. Kaip aš galėčiau pasinaudoti praktikoje? Ir tada būtų tas tikras įvertinimas, ar aš gerai supratau pateiktą medžiagą, ar jinai buvo naudinga, ar jinai buvo informatyvi ir ar išliko į man, ar aš galiu naudotis. Kalbant apie didesnę auditoriją, tai didesnės auditorijos, sakykime, mes daugiausia kalbame kontaktiniu būdu. Aišku, yra mokymai ir nuotolinis tas mokymas, kuriuo metu mes irgi galim pasinaudoti įvairiomis vaizdinėmis tomis priemonėmis. Bet vėl bent koks mokymas, koks jisai bebūtų, kaip jis bebūtų vykdomas, aš manau, kad reikalinga tas žinias užtvirtinti ir šiek tiek praktiškai. Tik per praktiką, tik per žinias, tas, kurias įgytas, mes galėsime laisviau elgtis tam tikroje situacijoje. Tai tokie mano pasvarstymai šio klausimu. Be abejo, jūs labai gerai paminėjot, kad teorija nuo praktikos tai yra neatskiriami dalykai. Tai vienareikšmiškai pradžioje turi būti teorija, o po to praktika. Kaip ir visam
pasaulį, kaip ir gyvenime mūsų irgi su kažkuo pradžioje susipažįstam teoriškai, paskui bandom įgyvendinti praktiškai. Tai va, čia geras labai jūsų pastebėjimas. Dar vienas toks klausimėlis. Kaip jūs galvojat, kiek tuos sakinius būtų galima pritaikyti mūsų moksleiviam? Grinai kalbant apie mūsų moksleivius, sakykime, kad ir vos ne nuo 5 klasės iki 12 klasės moksleiviam, kur jie galėtų ir kaip jie galėtų, žiūrint iš civilinės saugos prizmės ar iš kitų plotmių žiūrint, kaip galėtų juos jie panaudoti. Ir ar tai būtų vertingas reikalas irgi? Aš skaitau, kad tai tikrai būtų labai vertingas dalykas, todėl kad pažiūrėkime bent kokį dalyką, kurį mokomės mokykloje. Juk dabar daug ką mes atliekame kompiuteriais, taip, daug ką mes tos informacijos įmamės iš žiniasklaidos, iš įvairiausių kitų portalų, netgi kažkokią, sakykime, biologiją besimokydami, ar ne, mes vis viena daugiausiai ieškom tų vaizdinių, kurie yra, netgi namų užduotys atliekame virtualiai tam tikrose plotmėse. Taip, kad šitie akiniai tikrai padėtų. Aišku, reikia diferencijuoti žiūrint į amžiaus grupės. Kas būdinga darželinukui? Tai, sakykime, saugumas buityje, tam tikra elgsena, elgesys su gyvūnais, elgesys gamtoje, sakykime. O vyresniam jau šiek tiek reikėtų žiūrėti tai, kad tai žmogus yra jau savarankiškas, jau bręstantis arba subrendęs asmuo, kuris vienoje ar kitoje situacijoje imtųsi, atsidūręs tam tikroje situacijoje, tų veiksmų gelbėtų, neštų, padėtų, sakykime, nelaimės metu. Tai vat čia jau yra tas darbas, kurį reikia atlikti kompetentingai ir reikia čia tiesiog tokio netgi psichologinio pasiruošimo, gerų žinių tiems, kurie kūrė suprasti tiek vaiko raidą, tiek suprasti tuos dalykus, kurie supa, su kuriuo kasdieninėje gyvenime mes galim susitikti dažnai. Tai va tokie mano pastebėjimai. Tai trumpai tariant ir reziumuojant mūsų trumpą pokalbį, jūs rekomenduotumėt virtualios realybės akinius įvairiaus amžiaus grupių žmonėms, teisingai? Taip. Tikrai rekomenduočiau ir, kad žiūrėkime dabar tas skaitmeninis raštingumas netgi ir vyresniam amžiui, seniorų grupėms. Ir kalbant apie tas ekstremalias situacijas arba ten įvykius, tą mūsų pasiruošimą, yra seniorai, kurie jau irgi yra raštingi. Ir jie kompiuteriais naudojasi, įvairių bendruomenių susitikimais, įvairiausių renginių metu mes galime puikiai parodyti jiem tam tikras situacijas. Jiem bus ne tik tai įdomu susipažinti su ta technologija, su tuo įrankiu, sakykime, vaizdiniu, kurį jis matys, bet ir pagilinti savo žinias. Aš skaitau, kad tai yra naudinga mokymo priemonė ir naudokim ją ir greičiau įsisavinsim žinias ir nedaug dievė reiktų gyvenime, atsidūrus tam tikroje situacijoje, tikrai būtų pasinaudota. Supratau. Ačiū Jums labai. Ačiū Jūs už pakvietimą.